Labas rytas visiems. Šiandien yra 9, gal ir paskutinioji mūsų žygio diena. Kalnai gražus, vaizdai gražus. Mėgojom šitoje albergėje. Esam šiandien dėlė Trailė Šam. Albergė užrašyta. O pusryčiavom, pusryčiai buvo tai kavutė, batonas su džemu slyvų. Na, bananiukas ir obuolys. Čia dauguma iš visur vienodi tie pusryčiai Prancūzijai. Šveicarijai patiko, kad yra tas šveicariškas jogurtas, ten dripsniai dedas, energijos duodantis daugiau gal pusryčiai. Nu ką, pajudėsim link, iškilsime šiandien. Irgi sukilimas bus ten 2-2 kažkur, 2-1. Ten kilsim kažkur. Ir ten bus ežerai tie 2 kalnuose. Tie upeliai nesustoja niekada. Kylam po biškį. Aišku, čia labai silpna kilimas. Bet sakau, dar tik pradžia. Tai už miškelio užeisim. Ir bus į viršų. Girdis malūnsparniai nuo pačio ryto zuja. Nežinau, kokiais tikslais jie ten. Gerai tik miškelį eiti, kad saulė nekepina. Nes to reikės mautis bliuzoną šiandien. Vat miestelis Trailė Šam. O ten matosi va čia va, toks įdubimas tarp kalnų. Tai ten va mes parėjom kalnų perėję. Ten viršų matosi refūdžas, tas jau ten Šveicarijos pusė yra. Ten toliau kažkur tai, man sunku čia žiūrėti. Tai va, o mes ėjom va čia, nu, užlipom dar nuo to refūdžo, kilom į šitą kalną. Paskui leidomės, čia kažkur mėgojom apačioj. Dabar vėl nuo ten čia kylam pastovi aštriai ir užlipsim ten kažkur dar aukštai. Ten bus tie gražus ežerai, kur jau yra priešais Mont Blancą. O ten matosi malūnsparniai skraido malūnsparniai visą rytą. Ten vienas matos virš Mont Blancas, ten yra dešiniau dar. Einu parodysiu, kaip užlipam, nes kamera buvo visą laiką kuprinėj. Papildomam skerelis toks su tinkleliu. Va kaip pareina žmonės 2. Aišku, čia takelis, bet va čia turi kilti va tokiais. Bam, 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 bam. Vaizdai tai. Žiūrėkit, kopia čia. Ir va, kur žmonės užkyla. Veidas tai darom pertrauką prieš tas kopiečias. Ten ant tas kopiečio ir į viršų. Mąstam, ką daryti kuprinės. Nežinau, mano kokie 16-18 kilų. Žmonas ir jau 12. Kaip lipti reikės. Čia va pertraukėlį mūsų. Vaizdai. Malūnsparniukai va tokio dydžio ten apačioje skraido. Ten C-lidu vienas ten, kažkur kitas ten. Pilna jų skraido. Nežinau, ką jie dar. Ai, va, dar vienas antai skrenda ten. Va, blizgantis. Toks mažiukas. Mirksiantis, va, prie keltuvų dabar. Sunku labai aukštai. Ir man pačiam baisu vien dėl jos. Na ką, eisiu aš dabar. Edgarai, sėkmės davai. Užlipom tom kopėtėlėm, kur filmavau. Be galo sunku.
Bet užlipus vėl vaizdai, nežinau, pasaka. Ten ledynų sangrūdas, o pačioj irgi matosi, kad kažkada buvo ledynai, bet šiuo metu yra tuščia. Taip ledynai ir tirpsta. Trelešamp, mes buvom Trelešampe. Užkylom TTO Vents, altitudė 2140. Rezervatas natūralus. Antas kažkoks refūdžas, man atrodo, iki jo mes einam dabar. Ežeriukas matas, bet jo, vienas tas bus ežeriukas, ir dar bus vienas toks kalnuose grinai. O vaizdai tai 100 kart kartuosiu, kad nerealu. Ežeriukai natūralūs kalnuose, bet bus dar vienas toks didesnis ir matesnis. Rašo, kad giliausia vieta 360 metrų. O čia tie du mažieji. Davai ten, jisai turi būti iš karto, čia pakilsim dar biškį ir ten jisai bus. Išeiti iš zonos ribų negalima. Nes čia jau bus ežeras. Tai ten Aubergė, ar refūdžas. Refūdžas Italijai, Aubergė Prancūzijai ir Aubergė panašiai yra Šveicarijai. Va, tas ežeriukas atsiveria vaizdas. Negalim praeiti. Va. Šitam ežeriuke 3,60 m giliausia vieta. Nu, nerealiai. O, vaikšto prieput, kaip jį ten nuėjo. Matyt, pro čia nuėjo į apačią. Draudžiama maudytis. Žiūrėkit, kas ten laukia viršų. Bam, bam, bam į viršų. Nu, man atrodo, pasiekėm aukščiausią šios dienos tašką. Paukščiai įdomus, o tokie juodi skraido. Montblanas va tiesiai. Pažiūrėkit. Ežeriukas va tenais. Taip sukilom, kad ir va, palei paukščius, refūdžas. Su piratų vėliava gerai atrodo. Tinka tie paukščiai. Tinka ir ta vėliava. Ten irgi ežeriukas sušalęs. Žmonės čia čiut nedeginas, įsirengia. Nežinau, gražu, viskas nuostabu. Jėgų atinta begalė. Mes galima sakyti, rytoj nusileidžiam ir mūsų kaip ir žygis baigtas. Nežinau, šiandien dar 17 km, gal 15 km liko į Ležūsą. Lechkošė, jeigu lietuviškai. Kitentas mato su karabinais, su šalmais, su šniūrais. Kas kaip žmonės. Kas kaip leidžia laiką. Ten visos krūvos sėdi už žėrių. Ten. Oi, begalė. Nuostabi kelionė. Bandykite ir jūs. Aišku, pasiruošimo reikia daug labai. Duoda per viską. Čia visur ežeras, šalis.
Pabiški leidžiamės ten nuo viršaus. Leidžiamės. Mūsų turas, Mont Blanc turas eina į pabaigą. Tokie paskutiniai vaizdai dar iš aukščio. Atėjom iki, nežinau, čia kaltuvai yra tiesiai iš Šamoni. Aišku, mes jais nesinaudosim. Kiek dabar yra? Po 2:30, galim sakyti. Šamoni le Praz. Apačioj Šamoni keltuvai va leidžias, o mes leidžiamės peškom. Kiti va leidžia išbėgdami antais. Net nežinau kainą, kiek čia kainuoja. Bet žiūrėkit, bum, ir tiesiai ten nusileidžia. Galima sakyti, esame kalno apačioj. Mont Blanc'as. Einam, dar mums liko apie 8 km nuo kur pradėjom. Finišuosim. Norim šiandien užbaigti visą tai. Ir šoksimės ilsėtis. Bus antras gyvenimo iššūkis baigtas. Ir reikės planuotis toliau kažką. Tai va. Šiandien buvo sunki diena be galo. Bet džiaugiuosi ir už save, ir už žmoną. Super, maladės mes abu. Galiu pats tai pasakyti. Prasparnis. Esu po Mont Blanc'o tuneliu. Žiūrėkit, aidas koks. Grinai po Mont Blanc'o kalną. Juokauju, chebra. Antas leidynas, pats Mont Blanc'as. Šamoni. Mums tiesiai leidynas. Vis artėjam link finišo. Jaučiu, nei prancūzai neina tokiais takeliais, kaip mes dabar einam. Čia einam aplink Mont Blanc'ą. Pažiūrėkit, pieva, nikino. Palapinė atvažiuojat ir statot. Kažkas čia švenčia šiandien penktadienis. Viešbutį užsisakėm. Tai viskas brangiau. Iš karto sukilo kainas kokie ant 50. Pakilo 50-60 eurų. Skubam link savo finišo. Būsim užbaigę. Paše, ležūš, tarėsi prancūziškai. Aš vieną kartą sakiau prancūzui lehoše, autobusistui. Kai atvažiavam, mes atvažiavam iš Šamoni. Kad neit peškom, atsisėdami į vietinį autobusą. Nes vėlgi, aš startą paleidau nuo šito lehoše arba ležūš miestelio. Dėl to mes ir einame dabar iki jo. Jeigu mes būtumėm pradėję nuo Le Šamoni, mes čia jau būtumėm baigę. O kodėl mes tai darome? Nes Šamoni nėra to stendo start finish, kur tie tokie va, kur praeini. Tai dėl to mes norim gražiai visą tai padaryti.
Tai ir va, ką aš noriu pasakyti, kad įlipę į autobusą žiūrėsi, važinės tais žiedukai. Aš sakau, Le Hoche. Jisai nesuprant, žiūri mane, bonjour. Jisai šiam rodo paskui, sako, Le Jouche. Tai sako, čia yra antras numeris, iki ten važiuoja pirmas numeris. Tai su tuo antro numerio ratu tokia apsukom tokia biškį čia. Paskui grįžom atgal ir sėdome pirmą ir nuvažiavom ten ramiai. Ir startavom prieš 9 dienas. Šiandien yra 9. Pažiūrim upę. O. Kokia srovė, kokia spalva vandens. Kakava. Įsivaizduojat, kokia čia masė vandens eina iš to. Tai kad čia susimaišius iš visų upelių. Traukinukas. Nu, mėlieji, skaitom. Le Hoche, Le Jouche. Wow. Žinau, man čia liko 2 kilai gal kokie. 3 kilai. Karštas skubu. Norim užbaigti būtinai šiandien. Išties kojas. Dar kažką užkasti, nes valgiam tik pusryčius. Tik pusryčius valgiam. Ir taip dažnai. Aišku, jeigu imam jau kažkokį albergį, tai būna kartais ir vakarienė dar įeina. O jeigu nebrangiai, ir tai pasiemam. Paskutinės jėgas atiduodu. Einam. Norėčiau atsisėsti, bet negaliu dabar. Kiek? Be 17.